Labą diena, gerbiama Klaipėdos viena geriausių profesinio mokymo institucijų bendruomenė. Ši diena išties yra itin svarbi ir labai iškili ir mes širdingai sveikindami visą gražią, labai inovatyvią, darbščią, kūrybingą, pilietiškiausią instituciją ir joje gyvenančius piliečius nuoširdžiai sveikiname Lietuvos nepriklausomybės iškilmės dieną. Ir esame nepaprastai dėkingi, kad jūsų mokykla kasmet, jau daugelį metų, turi nepaprastai gražią tradiciją organizuoti šios iškilios šventės paminėjimą, pagerbimą ir net esate sukūrę tokią puikią tradiciją nominuoti pilietiškiausius, geriausiai dirbančius, išradingiausius, kūrybiškiausius mokytojus ir mokinius. Nuoširdžiausiai sveikiname mokyklos vadovybę, visus mokytojus ir gerbimi mokiniai jūs. Jūsų indėlis į mūsų valstybės kūrimą turi būti pats didžiausias ir garbingiausias, vien dėl to, kad jūs mokotės mokykloje, kurioje pilietiškumo pamokų yra kasdienybėje, aplinkoje, kurią jūs esate sukūrę, kasdieniniuose projektuose, savanorystės projektuose, socialiniuose projektuose ir visoje veikloje, kur jūs rodote pavyzdį Klaipėdos miesto ir ne tik Klaipėdos miesto, šalies ir net užsienio mokyklų, panašių mokyklų mokiniams, garsindami mūsų mažąjį kraštą, mūsų tą gintarinę šalelę per įvairiausius projektus, įvairiausiuose Europos ir net pasaulio valstybėse, gintarinės šalelės tą grožį, tą žmogaus ypatingą indėlį, kas yra ypatingai svarbu. Būkite stiprus, būkite ryžtingi, būkite visuomet pavyzdžiu ir mūsų miesto mokiniams, ir mūsų šalies mokiniams savo gražia veikla, atsakingu mokymusi ir siekimu būti padoriais, gražiais piliečiais, mylinčiais savo kalbą, savo kraštą, savo mokyklą ir, žinoma, patį geriausią Lietuvoje Klaipėdos miestą. Tai laba diena, gerbiama mokyklos bendruomenė, gerbiami vadovai, gerbiami mokiniai. Džiaugiamės jūs matydami šią gražią dieną kovo 11-ąją. Gaila, kad mes negalim būti kartu su mumis šiandieną, bet džiaugiamės jūsų iniciatyvą, jūsų bendruomeniškumu. Ir jeigu kalbėti apie pilietiškumą, patriotiškumą, tai yra, kaip žinote, patriotiškumas iš žodžio patrija, lotyniškai tai yra tėvynė, tai yra tėvynės meilė, sąvoka tokia labai įdomi ir graži, bet jeigu per didelė jau ta sąvoka ir per grėsminga, tai prasideda šovinizmas, o jeigu per vieną iš agresyviausių patriotiškumo formų, tai yra jau fašizmas. Tai aš galvoju, kad mūsų Respublikoje, mūsų valstybėje atkurtoje nėra tokių nacionalizmo ir šovinizmo ir fašizmo atmainų. Gyvename tokiu metu, kada Lietuva tampa tokia kaip valstybė parodomoji, nes pilietiškumas, patriotiškumas tai yra tėvynės, moralės, mano kaip asmenybės, šeimos kaip vienybės ir tautos vienybės atmaina. Tai galime pasidžiaugti, kad mes savo kapus prižiūrime ir nekeliaujame kaip migrantai į kitas valstybės, ieškodami duonos lengvesnės ir savo šeimai įtakoti, kad galėtų žmonės gyventi geriau. Kiekviena tauta, kiekviena šeima turi savo teritoriją, kurią turi gerbti, mylėti ir pilietiškumą atlikti savo pareigą, tai yra balsuoti per rinkimus, savo darbu puoselėti ir gražinti savo tėvynę, o tėvynė tai yra ta vieta, ta kultūra, ta vieta, kurioje mes esam gimę ir kurioje dirbo mūsų tėvai ir seneliai. Tai sakyčiau, kad šita jūsų iniciatyva iš tikrųjų tai yra mūsų kaip ES valstybės, kaip Lietuvos valstybės atkūrimo, paminėjimo, pažymėjimo, vieningos ir tikėkime, kad tai išliks mūsų širdyse, šita vienybė
likusioms kartoms, tai yra jums, jaunieji mūsų piliečiai. Ačiū Jums. Labadiena, miela mokyklos bendruomenė. Ypatingai džiaugiuosi jūsų kasmetiniu renginiu ir sveikinu su artėjančia Lietuvos nepriklausomybės diena, kurią visada pažymite išradingai ir kitaip, ir visada stengiatės įdėti savo visą išmonę, viską, kas yra jumise geriausia. Visada džiaugiuosi tais nominuotaisiais, kurie praeina tikriausiai nemažą atranką. Taip, tai sveikinu juos ypatingai. Na, o pilietiškumas, tai turbūt nereikia jo ieškoti labai toli. Jis yra kiekvieno mūsų širdyje. Ir pilietiškas poelgis tai yra kiekvieną dieną, pradedant labas rytas ir baigiant viso gero. Yra kiekvieno poelgis, kiekvieno darbas, didelis, mažas, svarbus, nesvarbus. Jūs esate piliečiai miesto, jūs esate piliečiai šalies ir būkite tokiais nuoširdžiais, bendraujančiais ir turinčiais savo nuomonę, savo Lietuvos piliečių nuomonę. Būkite laimingi.